Pavasarį šokam tarp pievos žiedų, vasarą džiaugiamės saulę, žiemą nusytėmis gaudom snaiges, rudenį vejojam lapus krintančius nuo medžių aukštų. Su meile už dangų daug platesnę. Spėk, kaip stipriai tave myliu, spėk, kaip stipriai tave myliu, spėk, kaip stipriai tave myliu. Spėk, kaip stipriai tave myliu, spėk, kaip stipriai tave myliu, spėk, kaip stipriai tave myliu. Spėk, kaip stipriai tave myliu. Riešutinio kiškučio nuotykiai. Dabar mane matai. Buvo tylus rudens rytas. Pieva skendėjo tyloje. Tik švelnus vėjelis šnarėjo ir du maži draugai klegėjo. Jie gaudė šokančius lapus. Sugavau. Mano! Tai buvo kvaila. Oho, tokio ryškaus lapo dar nesu matęs. Raudoniausias iš raudoniausių. Galiu pasilikti savo kolekcijai. Ir man labai patinka. Galime abu turėti po pusę. Per gražus, kad pusiau perplėštume. Taip, tikrai. Sugalvojau, paieškokime dar vieno tokio lapo. Tada abu turėsim po vieną. Puikiai sugalvojai. Paieškokime miške, ten daug lapų. Vieną radau. Forma tokia. Bet spalva skiriasi. Gal... O kaip šitas? O, spalva tinka. Bet forma netokia. Nėra tokių lapų. Mūsų lapas per daug ypatingas, tokio daugiau nėra. Laukinė pelytė, tik pažiūrėk. Koks juokingas lapas, leisk pažiūrėti. O ne, greičiau, grieb. Palauk, tai ne lapas. O drugys. Oho. Oi. Kur nuskrido? Pradingo. Nepastebėjau rupūžės. Aš irgi. Štai kur ji. Vėl dingo. Riešutinį kiškutį, žiūrėk. Į ką? Į šaką? Čia ne šaka, o vabaliukas. O, sveikas šakos vabaliuk. Kaip manai, ar mes irgi galėtume taip aplinkoje pranykti? Galim pamėginti. Ar dabar mane matai? Taip, vis dar matau. Reikia rasti ką nors tokios pačios spalvos kaip tu. Ar dabar mane matai? Spalva beveik tokia pati, bet vis tiek matau tavo baltą pilvelį ir rožinės ausytės. O, sugalvojau. Oho, dabar visai tavęs nematau. Štai ir aš. Kaip sumanu? Man labai patinka šitaip išnykti, norėčiau dar kartą. Gal ir draugai norės prisijungti? Taip, pažiūrėsim, ar mus ras. Pranykot ar ne, mes einam ieškoti.
Aš matau tave, riešutinį kiškutį. Ką? Kaip taip greitai mane radai? Radau ne tave, o tavo didelės pūkuotas ausis. Oi, Nesijaudink. Gali mums padėti laukinės pelytės ieškoti. gerai. Jos čia nėra. Ir čia nėra. Ir po šituo lapu nėra. Štai kur aš. Čia tik laukinė pelytė. Galiu ir aš pamėginti? Aš irgi. Aš trečias. Aš dar nebuvau taip pasislėpęs. Gerai, dabar visi pasislėpkite, o aš jūs ieškosiu. Valio! Pranikote ar ne? Štai aš. Palauk, dar nepasiruošėm. O dabar? Beveik. Ar dabar jau pasiruošę? Taip, Valio! Einu ieškoti. Pilkoji voverytė, matau tave. Pajudėjai. Išalkau. Matau tave, riešutinį kiškutį. kaip mane pastebėjai? Krūmo spalva kiek skiriasi nuo tavosios. Radai raudonmedžių laputę? Dar ne. Štai čia. Manęs nepastebėjote. Norėčiau ir aš tai pastebėti, kad būčiau nepastebimas. Bet nieko nesugalvoju. Aš irgi nesugalvoju. Gal kitur pažaiskime? Taip, tada turėsim skirtingas slėptuves. Žinau gerą vietelę. Išnikote ar ne, mes einame ieškoti. Mes jūs matome. Neišlaikiau nepajudėjęs, krūmas kuteno. Štai leisk pakasysiu. Man atrodo, pilkoji voverytė turėtų būti šiame medyje. Turbūt tupi viršūnėje. Aš ne viršuje, aš čia. Oho! Dabar aš vienas likau taip ir nesugalvojęs, kaip tapti nepastebimam. Bet tu labai sumaniai visų ieškojai. Radai daugybę dalykų. Tikriausiai. Bet vis dar neradau tokios vietos, kur pats tapčiau nepastebimas. Gal ta vieta tokia išskirtinė, kad ją labai sunku rasti? Taip, dar labiau paieškok. Mes galime tau padėti. Gerai. Eime visi. Kas nutiko, riešutinį kiškutį? Man atrodo, radau gerą vietą, kur galėčiau pasislėpti. Puikiai derantis spalva. Tinkamas aukštis. Ir pūkuotos kaip tavo ausytės. Dar geriau, visai nekutena. Taip. Norėčiau, kad kas nors patikrintų mano slėptuvę. Riešutinį kiškutį, laikas namo. Visi greičiau pradinkite. Riešutinį kiškutį, riešutinį kiškutį. Staigmena! O, kaip mane nustebinot. Nė vieno nemačiau. Todėl, kad buvom tapę nepastebimi. Ir aš pagaliau buvau nepastebimas. Valio! Visur tavęs ieškojau ir vis vien niekur nemačiau. Tikriausiai tu ypač gerai užsimaskavai. Treniravomės. Ta naktį riešutinis kiškutis ir tėtis sulaukė netikėto svečio, kuris prisijungė prie vakarienės.
Atsargiai, didysis riešutinikiški. Kartais mes galime nepastebėti pasislėpusio gyvio. Yes. Ir netyčia galime jį suvalgyti. Gali atspėti, kaip stipriai tave myliu. Daugiau už visus gyvius pievoje, kurie moka tapti nepastebimi? Yes. Būtent taip ir yra. But Bet pievoje yra tik vienas dalykas, kurio niekaip neįmanoma paslėpti. Kas? that's Tai, how much kaip stipriai tave myliu. Tekstą vertė Laura Tamulevičiūtė. Redagavo Eglė Dominienė. Skaitė Sergejus Ivanovas ir Marija Korenkaitė. Garso režisierius Julius Palavinskas. Įgarsinta LRT.